Matote tiesioginę transliaciją iš Upės gatvės. Tarp Upės gatvės ir Konstitucijos prospekto yra planetariumas. Ir planetariumas užsidegė dar prieš 16 valandą. Žmonės pastebėjo iš to kupolo besiveržiančias liepsnas. Atvažiavo didelės ugniagesių pajėgos, mažiausiai 5 autocisternos. Taip pat 2 autokopečių automobiliai. Na ir matote, autokopečiamis pakilę gelbėtojai pila vandenį. Atvirų liepsnų nėra. Tačiau matyt viduje dar tebėra degimas ir dar vis tebegesinama ugnis. Atvažiavę ir medikai, na, kol kas duomenų apie kažkokius nukentėjusius žmonės nėra, kol kas medikų pagalbos niekam neprireikia. Tikėkime, kad ši informacija ir liks nepasikeitusi, kad niekam tų medikų pagalbos neprireiks. Taip pat ir policijos pareigūnai atvažiavę. Tas pėsčiųjų takas, kuris yra nuo sankryžos Kalvarijų upės gatvių sankryžos, kaip matote, yra užtvertas. Dabar čia dirba ugniagesiai. Į tą universalinę parduotuvę centrinę galima patekti upės gatve arba iš Konstitucijos prospekto pusės. Tačiau praėjimas nuo sankryžos minėtos, nuo Žalio tilto pusės yra užtvertas. Na ir matote, atvirų liepsnų nebėra, tačiau vanduo dar pilamas, pilama daug vandens, matyt, viduje yra tas kažkoks degimas ir kol kas, matyt, tas gaisras dar nėra sutramdytas, tik tai to degimo dabar nebesimato, liepsnų nebesimato, bet matyt, viduje konstrukcijos dega. Ir jau minėjau, 5 autocisternos atvykusios, 2 autokopečių automobiliai, didelės ugniagesių pajėgos.